kitas svarbus dalykas, jeigu sklype statote kažkokį tai statinį ir yra intencija jį kuo greičiau užregistruoti po statybų, reiktų apsižiūrėti, ar kadastriniuose matavimuose nėra klaidų, nes tai gali žymiai prailginti registravimo procesą. Tai tokia gan dažnokai dabar pasitaikanti klaida, kuri gali pratęsti statinio registravimą nuo 2 savaičių iki gal kartais net 2,5 mėnesio. Tai yra būtent, kai yra per ilgas linijų ilgis. Čia turėtų būti nelgiau negu 500 metrų, bet matome, kad registrų centro darbuotoja, nesivadovaudama ženklinimo taisyklėm, užregistravo šitą planelį su ilgesniu linijų ilgiu. Ir čia dažniausiai bus planai iki 23 metų, nes turbūt tada nebuvo įdiegta automatinio patikrinimo sistema ir darbuotojai čia spręsdavo apie tai ir praleisdavo tokius atvejus, bet šiandieną jau tokie planeliai nebepraeina ir jie liepia taisyti. Ir tas taisymas yra ganėtinai sudėtingas, nes reikia tada ženklinimo procedūrą atlikti, o ženklinimo procedūra užtrunka ilgai. Čia papildomas riboženklis atsirastų, būtų kviečiamas kaimynas, tai 10 dienų prieš kviečiamas kaimynas, tada jeigu jisai neatvažiuoja, tai mėnesį laukiam jų pastabų ir tada dar kaip pasiseks, jeigu registrų centras nuspręs, kad čia dar kažkoks tai teritorijų dokumentų pakeitimas, ten ar linijų ilgiai, ar koordinatė keisis, tai dar gali jie mėnesį pratęsti, liep per NŽT, kad eitų byla, tai kad sprendimas jų būtų. Tai žodžiu, reiktų apsižiūrėti, ar nėra kadastrinių matavimų, kur būtų ilgesni negu 500 metrų linijų ilgiai. Tai linijų ilgiai bus užrašyti arba ant kraštinių, kaip šituo atveju, arba bus anotacijų lentelė, pagal posūkių ribų taškus galima irgi pasižiūrėti. Tai į tai reiktų atkreipti dėmesį.